Na gerai, atėjo kita diena ir aš dabar galiu toliau naudotis naujausių ChatGPT modelių. Taigi, pasižiūrėkim, kaip ChatGPT sugeba skaičiuoti. Aš įkelsiu failą su tam tikrais uždaviniais, kuriuose yra padaryta klaidų. Ir pasižiūrėsim, ar ChatGPT ras šias klaidas. Taip, aš įkėliau dokumentą ir parašysim jam šitaip. Taip, pasižiūrėkim, kokias klaidas jis randa. Taip, štai tas dokumentas, kurį aš ką tik įkėliau ir kas jame yra. Ir pažiūrėkim, kokia yra ChatGPT analizė. Taip, jis rado klaidą, kad aš parašiau 3 + 5 = 10. Taip ir buvo. Parašė, kad turėtų būti 8 ir kad tai yra neteisingai, kas buvo parašyta. Šis veiksmas buvo teisingas, pirmas aišku teisingas, ketvirtas neteisingas, pasižiūrėkime ar ištaisė. Turėtų būti 125, puiku. Toliau 5 × 9, turėtų būti 45. Likę skaičiavimai yra teisingi. Na puiku, praėjus pusiai metų štai kaip patobulėjo ChatGPT. Labai džiugina. Na, o dabar pasižiūrėkim, ką sugeba Google dirbtinis intelektas, tai yra Gemini. Jį atsidaryti galite iš savo elektroninio pašto, susiradę štai šią piktogramą. Paspaudus tą piktogramą, mes patenkame štai čia ir galime paspausti kalbėti su Gemini. Jeigu atsidarote šią programėlę pirmą kartą, gauname tokį įspėjimą. Taip, ir čia yra paaiškinama, kad mūsų įmonėje, tai yra mūsų mokykloje, pokalbiai, tai yra tie pokalbiai, kuriuos aš kalbėsiuosi su Gemini dirbtiniu intelektu, nebus naudojami mūsų modeliams mokyti. Na, vadinasi, paprastas žmogus neturėtų turėti prieimo prie jūsų pokalbių. Na, bet aš vis tiek būčiau atsargi ir neduočiau jokių asmeninių duomenų tam dirbtiniam intelektui. Taigi, pabandom spausti naudoti Gemini ir žiūrėkim, kas bus toliau. Na va, mus jau pasveikino, kad mes pradedam naudotis pirmą kartą. Spaudžiu supratau. Na ir kągi mes čia turime? Mes turime labai panašų vaizdą kaip ChatGPT. Apačioje yra laukelis, kuriame galim įrašyti tekstą. Taip pat galim įkelti vaizdą. Ir galim naudoti mikrofoną, tai yra kažką užklausti balsu. Užmeskime akį į ChatGPT. Jeigu norime pasikalbėti balsu su ChatGPT, mums reikia spausti šitokį mygtuką. Čia parašyta naudoti balso režimą. Ir kaip matot vietoje mikrofono, čia yra šiek tiek kitoks paveiksliukas. Na, šiaip kitas skirtumas tai tikriausiai bus labai akivaizdus, kai pradėsiu aš su tuo Gemini kalbėtis, nes mano žiniomis kol kas Gemini yra žymiai bukesnis už ChatGPT naujausią modelį. Dar kartą pasikartosiu, kad šiandien yra 2024 metų lapkričio mėnuo. Taigi ateityje viskas gali pasikeisti. Tai pažiūrėkim, ką mes turime kairėje pusėje. Išskleisti meniu. Čia matyt bus visi pokalbiai, kuriuos mes turėsime. Na, turime nustatymus, bet dabar jų neapžiūrėsime. Pabandykim ko nors paklausti. Gal duosim tas pačias užduotis, kokias aš daviau ChatGPT. Pirma užduotis buvo gramatikos tikrinimas ir antra uždavinių patikrinimas. Spaudžiam įkelti vaizdą. Na ir gaunam iškart paaiškinimą. Įkeltus vaizdus galite peržiūrėti prisegtuose ir naujausiuose pokalbiuose. Be to galite ištrinti užklausas, kurias ištrynus taip pat ištrinami visi į jas įkelti vaizdai. Na, čia panašiai kaip susirašinėjant žinutėmis telefonu. Supratau. Aha, bet čia yra įkelti vaizdą, tai yra tik nuotrauka, o ChatGPT turėjo įkelti bet kokį failą. Tai galbūt dokumento aš ir negalėsiu įkelti į Gemini. Pabandykim jo paklausti. Taip, aš parašiau, ar aš galiu tau įkelti failą analizai, kuris nėra paveikslėlis. Pažiūrėsim, ką atsakys. Deja, kaip kalbinis modelis, aš negaliu tiesiogiai apdoroti failų, bent jau nemeluoja.
įskaitant tuos, kurie nėra paveikslėliai. Mano funkcija yra generuoti tekstą, versti kalbas, rašyti įvairių kūrybinių tekstų rūšis ir atsakyti į jūsų klausimus. Jei norite analizuoti failą, kuris nėra paveikslėlis, siūlau šias alternatyvas. Norėčiau padėti jums geriau, jei pateiktumėte daugiau informacijos, koks failo formatas, kokią analizę norite atlikti ir taip toliau. Turiu failą. Taip, jis sako, kad aš kaip kalbinis modelis negaliu tiesiogiai atidaryti ir patikrinti jūsų docx failo. Galiu pasiūlyti keletą būdų, ir taip toliau. Jis man rašo, kaip aš kitaip galėčiau ištaisyti tą tekstą. Aha, ir jis klausia, ar yra konkretus sakinys ar pastraipa, kurią norėtumėt patikrinti. Taip, cituoju dokumento ištrauką. Tai nukopijuokim tekstą, kurį aš norėčiau, kad jis patikrintų. Pirmą sakinį galima palikti tokį patį. Tai jis nematė, kad čia parašyta ne aš, o as. Tai blogai. Antrame sakinyje pakeiskime veiksmažodį buvo į veiksmažodį turėjau. Ok, jis man siūlo pakeisti sakinį, kad jis skambėtų gražiau. Aš parašiau mokykloje buvo smagu, o jis man siūlo mokykloje turėjau daug smagių akimirkų. Gerai, aš ne to jo klausiau, bet gerai. Trečiame sakinyje pakeiskime žodį didelis į didžiulis, kad pabrėžtume medžio dydį. Taip, tai visų pirma, čia yra tas žodis didelis ne trečiame sakinyje, o ketvirtame. Čia yra 1, 2, 3, ketvirtas sakinys, o jis sako, kad čia yra trečias sakinys. Taigi pataisytas tekstas skambėtų taip. Jis nepataisė. Aš ėjau į mokyklą, mokykloje turėjau daug smagių akimirkų, klasėje pro langą aš mačiau didžiulį ir gražų ąžuolą. Taigi jis apjungė 3 ir 4 sakinius ir parašė juos be klaidų. Bet klaidas jis rado ne visas. Čia duodu tašką ChatGPT, nes ChatGPT padirbėjo šioje vietoje puikiai. Papildomos pastabos. Vietoj pro langą galėtume naudoti gyvesnį išsireiškimą, pavyzdžiui, žvelgiant pro langą. Tai jis įdomių čia dalykų parašė, galbūt net įdomiau negu ChatGPT, bet vėlgi, tokių dalykų aš jo padaryti neprašiau. Bet jo įžvalgos visai įdomios. Gerai, dabar dėl matematikos. Ir nukopijuokim uždavinius, tos pačius, kokius davėm ChatGPT. Pažiūrim, ką pasakys. Taip, žiūrim. Turėjo būti 3 klaidos, jis rado šitą, šitą ir šitą. Gerai, matematinės klaidas jis išsprendė puikiai. Ir dar vieną dalyką norėčiau patikrinti. Ar Gemini gali surasti informaciją internete, jeigu aš to paprašysiu. Pažiūrėkim. Atsidarykim naują pokalbį. Šiuo metu negaliu padėti. Esu išmokytas atsakyti kuo tiksliau, tačiau kartais galiu suklysti. Kol aš tobulinu savo gebėjimus diskutuoti apie rinkimus ir politiką, galite išbandyti Google paiešką. Tai jis man siūlo ieškoti šios informacijos per Google paiešką, bet į šį klausimą kažkodėl neatsakė. Taigi vėlgi taškas yra ChatGPT. Ir paskutinę užduotį duokim jam. Aš įdėjau paveikslėlį, kuriame buvo tekstas ir pažiūrėsim, ar jis galės iš to paveikslėlio ištraukti tekstą. Gal gali iš šio paveikslėlio nurašyti tekstą. Pažiūrėkim, ką atsakys. Taip, žinoma, galiu pabandyti nurašyti tekstą iš pateikto paveikslėlio. Štai ką matau. Pažiūrėkim, ar nėra klaidų. Kas čia per sužinokite daugiau. Iš kur jis čia ištraukė Ariogalos gimnaziją? Nesupratau. Čia gal tokią citatą jis rado, nors tame paveikslėlėje nieko panašaus nebuvo apie jokią mokyklą.
Čia labai keistas dalykas. Gerai, veiklos mokykloje. Konsultacijos. Pažiūrėkim, kas čia. Palemonas, Kaunas. Aha. Taip, įdomu. Galbūt jis rado lygiai tokius pats sakinius, kurie buvo panaudoti šiuose mokyklose, tai yra šitų mokyklų svetainėse. Kodėl man pateikiai šias nuorodas? Ar tie sakiniai yra iš šių mokyklų? Na, čia gali būti tos pačios haliucinacijos, apie kurias aš kalbėjau, kad kartais tiesiog kalbant su dirbtiniu intelektu, jis prisigalvoja kažkokių keistų dalykų, kurių aš neprašiau ir neaišku, iš kur jas ištraukė. Va, jis pats ir parašė, gali būti, kad suklydau ir susėjau jūsų užklausą su kitomis mano turėtomis žiniomis. Aha, jis norėjo identifikuoti šaltinį, nors vėlgi aš to neprašiau. Na, tokių klaidų ChatGPT nebedaro. Todėl aš, kaip sakiau, ChatGPT naujausias modelis yra tikrai geresnis už Gemini. Na, tikėkime, kad Gemini irgi ateinančiu metu patobulės. Bet kol kas visi pliusai yra ChatGPT. Dar vienas neseniai atsiradęs ChatGPT naujas dalykas. Vėlgi jį pamačiau bekarpydama šį vaizdo įrašą. Paspaudus šį mygtuką, dabar yra galimybė sukurti vaizdą. Išbandykim, paspauskim sukurti vaizdą. Ir čia mes galim parašyti, ką tik sugalvojame. Spaudžiam vykdyti. Na va, štai sugeneravo man ChatGPT lapę su kojinėmis, kaip aš ir paprašiau. Šitą paveikslėlį mes galime atsisiųsti į kompiuterį. Na, o dėl paveikslėlio panaudojamumo yra nelabai aišku. Tai yra, ar aš jį galėčiau panaudoti ir įkelti į internetą. Turbūt nelabai. Čia būtų susikirtimas su autorinėmis teisėmis. Kadangi tai naujas dalykas, tai tos autorinės teisės yra gana slidus dalykas. Esu mačiusi, kad vieni žmonės parašo, kad šis vaizdas buvo sugeneruotas dirbtinio intelekto. Kai kurie neparašo nieko visiškai. Taigi būčiau atsargi prieš dėdama ChatGPT sugeneruotus vaizdus kažkur į internetą. Jūs galite juos įsidėti savo į skaidres, demonstruoti kitiems žmonėms, bet įsidėti į internetą ir pasakyti, kad sukūrėte šį paveikslėlį jūs, šitaip daryti negalima. Na, o kokius paveikslėlius jūs galite sugeneruoti su ChatGPT, čia jau priklauso nuo jūsų fantazijos. Jūs jam galite parašyti, kad jūsų piešinys turi atrodyti kaip piešinys, kaip nuotrauka, kaip nutapytas paveikslas. Ką tik sugalvosite, viską jums nupieš.